Kodėl auksas turi karatų pavadinimą ir kas yra karatai? Kalba, inžinerija, detalė. Ar kada nors susimastei, žavėdamasis auksiniu papuošalu, ar galvodamas apie šio brangaus metalo vertę, kuris jau tūkstantmečius yra turtų ir galios sinonimas? Auksas yra mūsų gyvenime įvairiomis formomis – vestuviniai žiedai, medaliai, investicinės luitai ir net pažangiausios technologijos. Tačiau kalbant apie auksą, visada iškyla terminas karatai. Ar kada nors apie tai susimastei? Kodėl auksas turi tokią karatų pavadinimą? Ir dar svarbiau, kas tiksliai yra tie karatai? Grynas auksas yra nepaprastai kalus metalas. Toks minkštas, kad jį būtų sunku naudoti daugumai praktinių paskirčių. Pavyzdžiui, papuošalai, kurie turi atlaikyti kasdienį dėvėjimą. Todėl jis beveik visada maišomas su kitais metalais. Bet kaip mes matuojame tą aukso grynumą, kurį matome aplinkui? Ir būtent čia atsiranda karatų apibrėžimas. Kai kalbame apie karatus aukso atveju, turime omenyje jo grynumą. Tai yra gryno aukso dalį metalų lydinyje. Šis grynumas matuojamas skalėje, kurios pagrindas yra skaičius 24. Įsivaizduokite, kad visas aukso kiekis gaminyje padalytas į 24 lygias dalis, kur kiekviena iš šių dalių reiškia 1 karatą. Ką tada reiškia auksas? 24 karatai reiškia, kad iš 24 dalių sudarančių tą lydinį visos 24 yra grynas auksas. Procentinė išraiška. 24 karatų auksas laikomas 99,9% grynu arba net daugiau. Tai yra gryniausia komerciškai prieinama forma. Tai auksas, esantis arčiausiai natūralios būsenos prieš sumaišant jį su bet kuriuo kitu metalu. Dabar pakalbėkime apie 18 karatų auksą, kuris yra toks įprastas papuošaluose. Jeigu pagalvojate, kad jis turi 18 dalių gryno aukso ir 6 dalis kitų metalų iš viso 24 dalys, jūs visiškai teisūs. Tai reiškia, kad 18 karatų auksas turi 75% gryno aukso. Tai yra 18 padalinta iš 24 ir padauginta iš 100. Kiti 25% sudaryti iš kitų metalų lydinių, tokių kaip varis, sidabras, paladis ar cinkas. Šie kiti metalai nėra pasirenkami atsitiktinai. Jie atlieka svarbias funkcijas, pavyzdžiui, suteikia papuošalui didesnį atsparumą ir ilgamžiškumą. Kadangi grynas auksas yra labai minkštas ir taip pat jie gali paveikti galutinę aukso spalvą, sukurdami tokias variacijas kaip baltasis auksas su paladžiu ar sidabru, arba rausvasis auksas, kuriame yra daugiau vario. Bet kodėl nenaudoti tik 24 karatų aukso, juk jis yra vertingesnis? Atsakymas yra visiškai praktiškas. Kaip jau minėjau, 24 karatų auksas yra itin minkštas. Iš jo pagamintas papuošalas būtų labai linkęs įlenkti, subraižyti ir deformuotis kasdien naudojant. Mažesnio pravos lydiniai, tokie kaip 18 ar 14 karatų, suteikia idealų grožio ir aukso vertės balansą. Ir reikiamą atsparumą, kad papuošalas tarnautų daugelį metų. Kad geriau iliustruočiau, įsivaizduokite, kad statote tiltą, juk nestatytumėte viso tilto iš itin lankščios medžiagos, tiesa? Jūs naudotumėte medžiagų derinį, kuris suteikia reikiamą atsparumą, ilgaamžiškumą ir lankstumą. Su auksu logika ta pati. Pridedami metalai veikia kaip sutvirtinimai, suteikiantis gaminiui struktūrą ir ilgaamžiškumą. Dabar, kai praktiškai supratome, kas yra karatas, panagrinėkime šio neįprasto žodžio karatas kilmės istoriją. Ar tai turi kokį nors ryšį su inžinerija? Atsakymas jūs nustebins. Žodis karatas portugalų kalboje, carrot anglų kalboje ar carrot kai kuriuose kitose kalbose, ypač vartojamas auksui, turi tūkstantmetę kilmę, siekiančią senovės Graikiją. Jis kilęs iš graikų kalbos žodžio keratijon, kuris reiškia mažą sėklą iš karobmedžio, dar vadinamo Šventomo Jono duona. Tačiau kaip karobos sėkla tapo aukso grynumo etalonu? Karobos sėklos turėjo labai įdomią savybę. Jos buvo nepaprastai vienodos dydžiu ir svoriu. Todėl senovėje, kai dar nebuvo modernių tikslių svarstyklių, šios sėklos buvo naudojamos kaip natūralus standartas, sveriant nedidelius vertingų medžiagų kiekius, tokių kaip ouro e pedras valiosas. Iš pradžių karatas buvo taigi svorio vienetas. Bėgant laikui, ypač aukso prekyboje, ši sistema išsivystė iš svorio vieneto į proporcijos vienetą, nurodantį grynumą. Prekeiviai pradėjo naudoti 24 dalių sistemą auksui.
Ožragės sėkla, kuri jau buvo mažas svorio vienetas, davė pavadinimą šiai grynumo proporcijai. Ar žinojai, kad yra svarbus skirtumas tarp aukso karato ir brangakmenių karato? Nors žodis skamba taip pat ir turi tą pačią kilmę kaip ožragės sėkla, jo reikšmė skiriasi priklausomai nuo konteksto. Brangakmeniams, pavyzdžiui, deimantams, karatas vis dar yra svorio vienetas ir kiekvienas karatas tiksliai atitinka 200 mg. Taigi vienas karato deimantas sveria 0,2 gramo. Tuo tarpu 18 karatų auksas reiškia, kad 75% jo masės yra grynas auksas. Tai subtilus, bet esminis skirtumas, kad nesupainiotume reikšmių. Bet ar yra geriausias aukso karatas? Nėra vieno atsakymo, nes geriausias priklauso nuo poreikio. Ar tai gryna investicija, ar vertės saugojimas. 24 karatų auksas yra labiausiai mėgstamas, nes įsigijate didžiausią grynumą, o paprastai jis randamas luituose arba monetose, skirtose kasdieniam papuošalų naudojimui. 18 karatų auksas laikomas aukso standartu. Jis pasižymi puikiu grynumu kartu su patvarumu ir atsparumu, kuri apsaugo nuo lengvo deformavimuose ir įbrėžimų. Brazilijoje dauguma aukštos kokybės papuošalų gaminami iš 18 karatų aukso. Tuo tarpu 14 arba 10 karatų auksas, kuriame yra mažiau gryno aukso, yra atsparesnis ir paprastai prieinamesnis. Jie yra dažnesni tokiose šalyse kaip Jungtinės Amerikos valstijos, kur prioritetas teikiamas kainos ir kokybės santykiui, bei didesniam atsparumui aktyviam gyvenimo būdui. Spalva gali šiek tiek skirtis priklausomai nuo lydinio metalų, o tikroji aukso vertė bus mažesnė, tačiau patvarumas gali būti didesnis. Jei žiūrėjote iki šios vietos ir jums patiko vaizdo įrašas, nepamirškite užsiprenumeruoti, jei dar nesate prenumeratorius. Paspauskite patinka ir įjunkite pranešimų varpelį. Ir jei manote, kad mūsų turinys įdomus, apsvarstykite galimybę tapti nariu, kad padėtumėte mums ir toliau kurti turinį šioje platformoje, apie ką primename savo vaizdo įrašuose. O jei norite sužinoti daugiau apie mūsų rekomenduojamus kursus, nuskenuokite čia esantį QR kodą arba paspauskite nuorodą vaizdo įrašo aprašyme. Kad galėtumėte pasinaudoti įvairiomis galimybėmis tobulinti įgūdžius, kurie suteiks pranašumą jūsų karjeroje. Ar jau žinojate žodžio karatas kilmę ir skirtumą tarp aukso karatų bei brangakmenių karatų? Ar investuotumėte į gryną auksą, ar rimtumėtės mažesnio karato papuošalus dėl ilgaamžiškumo? Parašykite komentaruose. O čia šone rasite 2 įdomius vaizdo įrašus, kuriuos turite pažiūrėti, kad praplėstumėte savo žinias ir patenkintumėte smalsumą. Ir jei norite prisidėti prie mūsų, paspauskite patinka, užsiprenumeruokite kanalą, įjunkite varpelį ir apsvarstykite galimybę tapti kanalo nariu. Štai taip, inžinerijos entuziastai, didelis apkabinimas ir pasimatysime kitame vaizdo įraše.